Sveiki, mano vardas Jolanta. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie siūlų likučių panaudojimą. Tikrai kiekviena mezgėja jų turi begalės, labai daug ir įvairiausių. Ir jų metams bėgant jų labai susikaupė daug. Tai čia tiesiog čia yra viena iš mano dėžučių. Tai pati mažiausia, jų yra labai daug pas mane. Ir aš ilgą laiką galvojau, kągi čia su jais padaryti, kaip man juos sunaudoti, kur panaudoti. Ilgą laiką aš tiesiog juos atidavinėjau čarity, parduotuvės, draugiams, bet jų vis kaupėsi, nes mezgu labai daug ir tikrai lieka nuo kažkokių tai projektų. Kažkurių aš iš vis nepanaudoju, nes nežinau, kodėl aš jas tiesiog nusipirkau, nes tarkim, kažkokie tai čia ale biškį pūkuotas, ale virvutė ir mangi labai jų reikėjo, ar tai tarkim tokie kažkokie blizgus. Ir man tokia šovė geniali mintis ir pamaniau, aš pasidalinsiu su jumis. Šalikai. Tiesiog jie labai gražus, mezgasi kvadratėliais, jeigu jūs mokate nerti kvadratėliais. Matote, čia pas mane biškį yra spalvų įdėta ir žiūrėkit, kas gaunasi. Čia aš kaišiau, tiesiog pasėmiau didelę adatą ir kaišiau kaip tuos siūlus tarp šitų kvadratėlių ir žiūrėkit, kas gaunasi. Nerealiai, labai gražu. Susinaudoja praktiškai visi likučiai, jeigu ten net turit metrą, 2 ar ten pusę kamuoliuko, idealus variantas panaudoti siūlų likučiams. Žiūrėkit. Tai vienas iš tokių. Fainas, nesakykit, tikrai fainas. Ir tokius norėjau tiesiog daryti neilgus, kad būtų jie tokie kažkoks akcentas gražus prie paltuko, šiaip pavasarį, kad nereikėtų daug labai apsimuturiuoti. Tai vienas iš tokių. Šitas iš vis fantastiškas gavosi. Irgi tiesiog, ir matot, visokių faktūrų siūlai, tiesiog jie perkaišioti. Kažkokie pūkuoti, su žvyneliais gali būti, su burbuliukais, ten, įvairiausi. Ir aš juos darau neilgus, tiesiog, kad būtų toks kaip akcentas, labai gražu. Aš manau, kad, puikus būdas panaudoti siūlų likučiams,